Toliau iš karto pereisiu prie klinikinių indikacijų, kurias vėlgi rekomenduoja Europos muskuloskeletalės draugijos suburtas kolektyvas, patys geriausi specialistai. Yra vienas straipsnis išleistas, jisai išleistas 2012 metais ir tikrai visi šitą straipsnį galit pasižiūrėti. Tai yra būtent sukoncentruota, kada reikėtų daryti sąnarių echoskopijas ir kada nereikėtų daryti, tiesiog kalbant apie visas patologinės tokias indikacijas. Na, vėlgi įvadas, kad be abejo būtent ultragarsinių tyrimų daugėja ir tikrai mes to nesustabdysim, kiekvieną dieną vis daugiau ir kitų pakraipų specialistų ima rankas, tie aparatai paprasčiausiai ir po truputį pinga ir kiekvienas nori matyti daugiau negu ne vien tik tais čiupinėjant. Buvo sukurta ekspertų grupė iš įvairių šalių. Buvo paskirstytos yra lokalizacijos, riešo, alkūnės, peties, klubo ir kelių skirtos ir įvardintos tam tikros tų sričių patologijos ir naudojama taip vadinama tokia Delfi metodika, tai yra kai kolektyvinė nuomonė, bendra nuomonė yra daug svarbiau už vieno individuo nuomonę. Ir buvo nesukurti tiesiog remiantis įrodymų lygmenimis, vertinamos tos indikacijos. Labai trumpai kalbėsiu dabar apie tos įrodymų lygmenis irgi čia šiek tiek iš statistikos pusės. Pačioj bazėj apačioj yra in vitro tyrimai, tai yra visi eksperimentai su, mėgintuvėliuose ir tai yra praktiškai baziniai mokslai ir jokių kažkokių tiesioginių įrodymų klinikiniai praktikai nėra. Aukštesnės laiptelės tai yra tyrimai su gyvūnais. Vėlgi tai yra toli nuo mūsų pacientų. Tuos, tyrimus reikėtų atsargiai vertinti. Dar aukštesnėme lygmenyje tai yra apžvalgos, įvairios redaktorių nuomonės ir taip toliau. Bet vėlgi tai yra remiamasi šitie tyrimai individualia kažkokia tai centro ar gydytojo patirtimi ir klinikinių duomenų įrodančių tokių vėlgi nėra pateikiama. Dar aukščiau, didesnio tokio patikimumo lygmuo tai yra klinikiniai atvejai, tačiau irgi juos reikia labai atsargiai žiūrėti, nes tiesiog nėra jie statistiškai įrodomi ir vertinti reikėtų atsargiai. Toliau jau kokybiškesni, kuriuos tikrai reikia kreipti dėmesį, skaitant straipsnius, tai yra atvejo kontrolės, case control tyrimai, tai yra stebimo pobūdžio tyrimai ir į juos jau reikėtų, neša didesnę statistinę naudą. Dar aukščiau, kohortiniai tyrimai, stebimojo pobūdžio tyrimai. Patys aukščiausi, kuriais reikėtų remtis, tai yra atsitiktinių imčių, taip vadinami tyrimai, tai yra griežtos metodologijos klinikiniai tyrimai, aiškiai įrodomi, patvirtinami, juos tikrai nuginčyti yra labai sudėtinga, dvigubai aklo tyrimo ir taip toliau. Žodžiu, tai yra vieni patikimiausio tyrimo ir ant pačios viršūnės, tai yra sisteminės apžvalgos arba metaanalizės, tai yra kai jau analizuojama visa puokštė straipsnių ir būtent iš straipsnių išrenkama tam tikri duomenys ir pateikinėjama. Čia vėlgi su jais mes jau nepasiginčimsim. Ir visi šitie lygmenys, jie buvo suskirstyti atitinkamai grubiai į A, B, C, D grupės. Kaip matot, A lygmuo, pats aukščiausias lygmuo apima sisteminės apžvalgas, atsitiktinius imčius, kohortinius tyrimus, žodžiu, pats geriausias įrodymas, kad yra taip, o ne kitaip. O D belieka tik tais tokia ekspertų nuomonė, žodžiu tikrai galima ginčytis ir veltis į diskusijas. Ir šalia buvo suskirstyti taip vadinami išdiferencijuoti laipsniai, vėlgi grubiai tariant 0 laipsnių, kai yra ultragarsas visiškai neindikuotinas, jo nereikia daryti. Ir 3 laipsnis, kai ultragarsas yra pats geriausias, vien tik jis gali atsakyti atsakymą. Na ir tame tarpe 1, 2 laipsnis tarpiniai variantai. Ir šitame straipsnėje tiesiog galėsit pasiskaityti, pavartyti apie kiekvieną sritį ir čia yra išvardintos klinikinės indikacijos, patologijos, tiesiog grubiai labai prabėgsiu, štai matot, burzitas arba pilnas plyšimas sausgyslių yra 3
Žodžiu, ultragarsas tikrai yra indikuotinas ir jį galima visą laiką atlikti. Kalcifikuotas tendonitas, kai yra kalcinatai mūsų sausgyslėse, irgi ultragarsą galima naudoti. Alkūnės srityje, kai yra artritai sąnaryje, trigalvio žasto sausgyslės pažeidimai, nervo subluxacijos ir taip toliau. Žodžiu, mes puikiai galime tuos matyti. Riešo srityje daugybė teigiamų vertinimų, ultragarsui galime daug pamatyti ir visą laiką ultragarsą pridėti, esant bet kokiai cistai, bet kokiai masiai, kažkokiam dariniui ir taip toliau. Ultragarsas tikrai padeda. Klubo srityje tų trejetukų tikrai nėra daug jau. Esant trauminiams pažeidimams, kai yra išvaržos įtariamos sportinės ir Morel-Lavalier pažeidimai, apie kuriuos aš vėliau šnekėsiu, tai yra trauminiai pažeidimai, irgi ultragarso praktiškai to pakanka. Kalbant apie kelio sritį, tų trejetukų tikrai nėra daug. Na, aišku, aplinkinės sausgyslės, apie kurias mes tikrai daug kalbėsim, Beikerio cista, burzitai ir taip toliau, mes juos ultragarsu puikiai vertinsim, bet ką noriu akcentuoti, kalbant apie meniskus. Meniskų plyšimus yra lygiai nulis. Ir tai yra įrodyta metaanalizė. Ir vėliau, vėlgi paskaitos metu, aš atitinkamai bandysiu paneigti šitą nuomonę. Na, čiurnos vietoje vėlgi galima daug visko pamatyti ir įvertinti ultragarsu. Žodžiu, tų rekomendacijų tikrai yra ir ant pačio galo tiesiog tokios išvados, kad ultragarsą tikrai galima daugeliu atveju naudoti ir puikiai jūs tą straipsnį, straipsnį rasti tą informaciją. Tai tiek trumpai įvado ir tikrai siūlyčiau tą straipsnį pavartyti, tuo labiau, kad šiuo metu aš pats esu irgi įtrauktas į tą komisiją, būtent nes ruošiamasi peržiūrėti šitas indikacijas ir aš irgi esu atsakingas už tam tikrą dalį, ten pareikšti reikia savo nuomonę. Nu, žiūrėsim, kaip ten seksis su tuo straipsniu.